daug prieš 15 metų buvo praėję jau 100 000, nes buvo dienų... 100 000 ligonių, kuriuos jūs esat gydęs. Taip, taip. Dabar žinoma daugiau, bet tik tai srautas jų dabar mažesnis pasidarė dėl visiems, aišku, priežasčių. Nes buvo dienų, kai jūs per dieną gydydavot kiek žmonių? 50. Rekordas buvo 96 po 3 karalių. Tauta visa pavargusi švęsti visas šventės, maratonas nuo lietuviškų kalėdų iki rusiškų senų naujų metų. Tai jūs suprantat, kiek žmonių. Tai būdavo nuo pusės 7 iki 9, be perstojo ligoniai eidavo. O nuo 9 pasveikė ligoniai, tada užpuldavo mane ir aš jiems snarglius ir ašaras visiems šluostydavau dėl finansinių ir seksualinių sutrikimų visokių šitą buvo. Tai vat, dėl šito valymo yra tokia situacija. Klasikinė vakarų medicina bejėgė, todėl kad ji išjungusi ligonį iš gydymo. Rytuose ligonys toks pats partneris kaip ir gydytojas, absoliučiai vienodai. Ir kadaise su kiniečių profesorium bendrauju, aš 5 kartus pakartojau klausimą, ką daryti, jeigu ligonys neklauso. Pavyzdžiui, yra lygos, kada noriu, nenoriu, aš privalau uždrausti jam rūkimą, pavyzdžiui, arba gerimą. Gydymo metu, aš nesiruošiu gyvenimo tenai taisyti, bet tuo momentu 5 kartus, tas neatsako man niekaip. O gydytojas, kuris asistentas jo, jis ir rusiškai lengvai kalba. Aš sakau, ką jūs išsidarinėjat? Tas sako, tu supranti, jis negali suvokti, kad šitokia situacija įmanoma. Tarp geltonų žmonių, kad ligonis galėtų kažką padaryti neklausant visiškai. Kad šitas dalykas neįmanomas. O mes pastoviai pripratinom, kad nedalyvauk. Jūs gyvenkite, darykite ten, ką daro, o to mes savo padarysim ir visą kartą. Ir yra įdomus dalykas. Jūs kaip žinote, ar ne, žuvis genda nuo galvos, ar ne? O valyti kažkodėl ją valo, ar ne? Valo nuo uodegos. Visada, jeigu jūs valėt žuvį, žinot, ar ne? Su žmogum lygiai taip pat. Dabar, šito momentu, Jėzau Marija, kiek yra dietų. Ir bėda yra su šitomis dietomis, maža to, kad sugadina sveikatą 100%, nes koks yra įdomus dalykas, yra žaibiškos dietos, kada per keletą dienų keletas kilogramų nukrenta šitą. Ko greičiau numetei, to greičiau užaugs didesnis svoris. Čia vienas yra dalykas, antras dalykas, dėl to, kad paima išjungia riebalus, ar ne? Ir keistas yra dalykas, kad dega tuo momentu tavyje, dega tavo angliavandeniai ir baltymai, o riebalai kaip tik tai sulėtėja badavimo metu. Sulėtėja riebalų deginimas. Bet užtat, tu baigiai tą badavimą savo ir tuo momentu, kad duoda už viską atsiimti šitą, viską įsisavinam. Henrikai, aš turiu jūs dabar šiek tiek pristabdyti, todėl kad dabar mes pažiūrėsime puikią, nuostabią Baltijos televizijos reklamą ir anonsus, o tada pratęsime pokalbį apie tai, kaip nesirgti, būti sveikiem, laimingiem, gražiem, liekniem ir svarbiausia, kaip nesirgti vėžių. Kologu, tai yra gydytojai, kuris pirmiausiai išvalo žmogaus kologu, tai yra gydytojai, kuris pirmiausiai išvalo žmogaus vidų, paskiria valymasi, o tik po to gydo kitas ligas, Henriku Kondratavičiumi. Kalbame apie tai, kad dietų laikytis yra blogai, jų galima laikytis tik tai tokių, kurias paskiria profesionalus, pavyzdžiui, endokologas toks kaip jūs, arba ten galbūt dietologas. Ir Henrikai, žinau, kad jūs labai daug kalbat, nesustodamas ir turite daug ką pasakyti. Iškart klausiu to, kas šiandien Lietuvoje yra labai labai aktualu. Kodėl lietuviai labai daug serga vėžių, labai daug lietuvių, ir kaip nesirgti tą bjaurybę, šitą baisią ligą? Pirmas dalykas, Lietuva yra uždaros energetikos šalis. Čia jokios mistikos nėra. Kiekviena pasaulio vieta turi savo energetiką, kuri priklauso nuo to, kokios geologinės struktūros po mumis ir kokio aukščio debesys virš mūsų. Ir tai Lietuvoje galėtų švariai gyventi, labai dorai ir visa kita, vis tiek tavyje kaupiasi neigiamos mintys, neigiami visokie nereikalingos medžiagos mumise ir jeigu pradėti atskirai valyti sielą, atskirai kūną, baigėsi to, kad čia atlieka dveselina, a dvasia tenai nuplasnoja. Ir tada specialistai visi labai nusimano. Tai todėl valyti atskirai kūną arba sielą yra kenksminga. Ir kada endoekologija užsiima, ji iš karto dirba
iš karto valymas ir tuo pačiu metu gydymas. Žodžiu, vyksta kada valymas, vat mes dirbam su enterosorbentu, čia mano enterosorbentas, čia jokia nereklama, žino visą Lietuvą nuo 2006 metų. Vadinasi nanomatrica. Jis yra unikalus to, kad jis yra donoras filtras. Jis iš karto tu pradėjai ir jis valo, siurbia iš tavęs to, ko tavyje perteklius yra. Ir kadangi jam jos statė beveik visą Mendelejevo lentelę, jis į tave vis atiduoda, į išvalytą teritoriją patenka tos medžiagos. Mums svarbiausias yra dalykas išvalyti žmoguje kanalizaciją, limfą. Limfoje visas mūsų brūdas tenai susikaupia. Kada normalus žmogus visiškai švarus, ar ne, ji yra skaidri kaip ašara. Bet dabar paimk bet kokį, nuo 4 metų iki 90 metų per mane žmonės praeina, pas visų šitą limfą kaip grietinėlė, ji tiršta. Ir vat jeigu tu, pavyzdžiui, pavyzdys, labai visi mėgsta antibiotikus nuo anginos. Antibiotikai šitie, tu praryjai juos, jie sukasi visam organizme, o čia užburkė, jie šitą vietą visiškai nepraeina. Bet jeigu išvalysi ir neduosi nieko, praeis tenai, ar ne, šitą tos nereikalingos medžiagos ir vėl tas pats gaisras eina. Antras dalykas, dėl žarnyno valymo. Visi pradeda aiškinti man, kad valymas žarnyno išardo mikroflorą. Jūs, nesvarbu, nors 5 klasės žmogus baigęs, turėtų žinoti, kad pas mus žarnyne gyvena virš 1000 rūšių mikrobų. Ir sakyti, kad tenai tu jos išploviai, tą pačią sekundę vėl jie apsigyvena normaliai, normalūs nauji mikrobai. Jūs esate už tą vis dėlto plovimą? Tada, kada reikia, nes yra paprastas pavojus, yra nutukusiems žmonėms negalima daryti klizmų, jokių būdų. Yra kitokie valymo būdai, bet mes visi norim, kiek įmanoma greitai. Čia pat, žaibiškai viskas, tik tai išgėrėm ir viskas, iš karto jauni, odega pakelta ir visas šitas. Bėda yra ta, kad jeigu Lietuvoje reikia valytis kas 3 mėnesiai, 4 kartus per metus, čia tokia gamta, tada tu, jeigu tu sveikas, tu visą laiką užbėgsi už akių ir lyga neateis, bet ilgiau negu 3 mėnesiai šita apsauga nedirba žmoguje, jau vėl viskas pradeda. Tokiuose šalyse, kaip pavyzdžiui, Krymas, Ispanija, Italija, ten užtenka 2 kartus šitą. Tai jeigu neturėjai lygos, 2 kartus per metus paėmė, išsivalėjai ir viskas šito. O Lietuvoje reikia ne mažiau kaip 4 kartai. Jeigu tu turi kokią nors lygą, jeigu tu išsivalėjai ir gydytojui, kuris dirba su tavim, ten mes pasidalinę žmogų, ten vieną akį gydo, kitas kitą, ten ir taip toliau, jų vaistai tada pradeda dirbti žymiai efektyviau. Jeigu organizmas išvalytas. Taip, ypač po operacijų, pavyzdžiui, mano ligoniai, jie gėdinasi prisipažinti savo gydytojui, kad, pavyzdžiui, prieš venų operacijas. Jie paima 3 dienas šitą pasivalė. Didelis žygdarbys ar ne, Jėzau Marija, pagėrė sulčių ir pasisioja. Labai čia jau kančia didelė. Ir pas juos tada kaip ant šunų viskas gyja. Tada niekaip negali suprasti ten gydytojai, kaip čia be nuskausminančių, be nieko, viskas puikiausiai. Todėl, kad atjaunėjo tenai iš vidaus. Suprantat, žarnyną mes atjauninom, o žarnyno veidrodžio kita pusė mūsų oda. Ir kada mes paėmam, pavyzdžiui, su riebalais dabar kovojam, ar ne, iki tokio idiotizmo. Kada pirmas pasirodė, atsimenu, Sibire Kanados profesorius atvežė kaip suvenyrą pirmą kartą pasaulyje pagamintą rafinuotą aliejų. Man buvo 19 metų, sėdėm mes su profesorium akademikas Sedovas ir šitas Kanados kardiologas. O aš visas iš savęs toks labai protingas tuo momentu aš pagavau tokį dalyką, kad nelabai pavojinga padidintas kiekis cholesterolio ir nelabai pavojinga, jeigu šiek tiek žemesnis. Nes yra ištisos šeimos, kurios šitaip ir gimsta. Bet pavojingas šokinėjimas, žemyn aukštyn. Ir pagavom tokį dalyką, jeigu visą mėnesį labai žemai numušti cholesterolį, dingsta atmintis. Ir aš negalėjau įsivaizduoti, kad aš su Alzheimeriu, daleiskim, susitiksiu pas žmogų jaunesnį negu 75 metai. Dabar mes turim, ypač Amerikoje, tragediją, tiesiog kaip epidemija, kaip tik tai tarp intelektualų, tų, kurie dirba, pavyzdžiui, su kompiuteriais ir su visokiais kitokiais dalykais,
tiesiog kaip epidemija plinta ankstyva silpna protystė. Suprantat, koks yra Dėl to, dalykas? kad jie tą cholesterolį labai numušė. Taip, todėl, kad numušė, jeigu labai žymiai numušė, nesistato atmintis. Idiotizmas kovoti su šito dalyku, todėl, kad cholesterolis, bet kokią ląstelę paimk, visas jos apvalkalas, supranti, čia yra riebalinė. A baltymai kaip razinos įkištos į šitą dalyką. A pusė šitų riebalų yra cholesterolis. Ir kada jis yra kokybiškas, jis nelenda į mūsų kraujagyslės. Paprasčiausiai jos, kada pasensta, jos šiukščios pasidaro ir kaip kanalizacija, matėte, ar ne, nuosėdos, ir ant jų prilipia riebalai. Lygiai taip pat su to cholesteroliu viskas išeina. Dabar amerikiečiai pačinečiai, jie mus, kaip, žinote, kaip indienam numeta šitos vaistus ir mes nuograužomis jų madų gydomės. Jie dabar vartoja gerą cholesterolį. Per šitą gerą cholesterolį greitai dings iš viso lašišinės visos, supranti, todėl, kad kada man pradeda aiškinti, kad vertingesnė šitą išspaustas aliejus iš žuvies, vertingesnis negu žuvis, suprantat, ar ne? Čia tas pats man kaip aiškinti, kad apie kordycepsą, kuris visiems dabar nuo visko, kas tik tai jo nenaudoja. Aiškinti, kad skystas kordycepsas jame vertingesnis negu sausas. Ar jūs galite patikėti, kad mėsos daugiau sultinį negu gabalė mėsos, ar ne? Dabar dėl vėžio epidemijos pasakysiu baisų dalyką. Kadangi dabar aš dirbu su nauja diagnostika, vegetorezonansinį testą žinom beveik visi gydytojai šitą. Bet aš dirbu su šito testu, bet dar prie jo prijungtas naujas absoliučiai išradimas polarizatorių stiprintuvas, kuris pakelia jautrumą diagnostikos iki tokio lygio, kad pagaunama prieš vėžinė būklė net, tada, kada dar jokie cheminės analizės jokios nerodo dar. Žodžiu, tu pagauni šitą. Ir dabar pasakysiu labai kraupų dalyką. Nuo 25 metų tyriau žmonės iki 75 metų, 63% prieš vėžiniai būkliai. Kodėl? Todėl, kad tokia pas mus yra ekologija. Ir aš ne šiaip savo apie gendančio galvą. Pas mus gendančios galvos. Yra bėda su šito dalyku. Ir yra labai antiek primityvi priežastis. Mūsų visas gyvenimas nustumtas į naktį. Suprantat, mes visi vėlai, ir vaikai, ir visi, mes gana vėlai gulamės. Dabar yra labai didelė bėda. Smegenys, informacinis užterštumas yra siaubingas. Su nieko negali pasikalbėti, pavyzdžiui, kad nuosekliai paimtų ir tau atpasakotų, daleiskim, bet viską. Pas mus kaip klipinis mąstymas. Kavalkas šito, gabalas šito ir tokie fragmentai visas šitas. Be to, yra bėda ta, kad vakare nuo 9 iki 11 negalima apkrauti jokia informacija smegenų. Ir televizorius negalime žiūrėti. Gali žiūrėti šitą, bet būtinai, ar ne, rekomenduoju krūviną bangą, ar ne? Suprantat, ar ne? Su kokia informacija tu atsigulsi, su tokia ir atsikelsi. Bet bėda yra ta, kad vaikai tuo momentu prisimena tėvai grįžę iš darbo ir vaikai, kad jie neparuošė pamokų. Ir vat šito momentu vaikai pradeda šitą, išskyrus pasišlikštėjimą mokslų, nieko daugiau nesukelsi. Antras dalykas, sutrinka ilgalaikė atmintis. Jis dar nesuformavo smegenų, a jau jis lieka be smegenų. Bet pačios yra Dievas specialiai mums išskyrė valandas, kada galima mokytis, kada nuo 3 iki 6 kartų imlumas informacijai yra didesnis negu bet kokiomis dienos valandomis, nuo 6 ryto iki 8 ryto. Didžiausias nusikaltimas mūsų vyriausybių, visų vyriausybių, yra tas, kad žaidžia su laiku. Sukinėja laiką. Jis sukinėja. Yra paprasta taisyklė. Nenumaldoma nuo 5 ryto iki 6 ryto, dabar šiuo metu, kai nustumtas laikrodis, nuo 6 ryto iki 7 ryto, vienintelė valanda, kada žmogus susitinka su laimė. Ir čia, kiek norite, galite šypsotis, bet jeigu tu nesusitikai su ją, gali būti ir turtingas, gali būti koks nori tenai šitą, bet nei tau gera bus nei rūmuose, nei lūšnoj. Tai kada reikia keltis, dar kartą pasakyti? Reikia 5 valandą, dabar 6 valandą. Henrikai, neįmanoma. Ar aš šitą, Dievas moterų nevaldo, ar aš reikalauju iš jūsų?
Žodžiu, keltis nuo 6. Antras dalykas yra pagal endoekologijos dėsnį, ilgiau negu 15 minučių lovoje negalima drybsoti. Jeigu tu atmerkiai akis, gulimui padėti, jeigu tu esi šito momentu, visi toksinai, nuodai, visi grįžta į kraują. Jie tuo momentu visi per naktį išėjo iš tavęs į visus tos organus, kurie išskiria, ten žarnynas, puslė, visos puslės ir taip toliau. O čia viskas grįžta. Ir jūs pažiūrėkite, rytas, ar ne, kaip Lietuva eina. Visų moterys gražios, bet eina kaip buratinai. Nei klubai juda, nei Pink Floydai į priekį, niekur visiškai. Žvilgsniai visų užgesė, čia yra baisu. Baisu, jeigu moterų užgesusios akis, šita šalis yra be ateities. O mūsų užgesusios akis? Dabar, Jėzau Marija, dėka to, kad bendraujate su manim, blizga. Bet šiaip Lietuvos moterų prigesusios, ar ne? Taip, tai dėl to, kad yra labai įdomus dalykas. Kada čia pradedi kalbėti apie tai, padaryk va tą ir tu turėsi. Pats didžiausias pasipriešinimas. Mes turim su ligoniu, mes turim būti dviese prieš lygą, ne. Šitas ožius rodo. Kada mirtis jau į akis žiūri, tada pradeda grabaliuotis, tada viskas. Ir šūdą valgo, ir nežinia ką, bet kada buvo galima užbėgti už akių ir ramiai visiškai be šito vėžio apsieiti, kadangi dabar pradedu dirbti su DST preparatais šitą. Jie žinomi jau 17 metų. Henrikai, nenuklyskime, atsikėlėm, tęsiam dienos. Atsikėlėm, 6 ryto, ne? Čia pat greitai po dušų šitą. Be mankštos? O jeigu mankštą darau? Spėsi po to. Supratau, pirmas iš karto, reikia apsipilti. Moterims negalima kasdien šlapinti plaukų. Bet žodis negalima, moterims neegzistuoja. Bet šitą žinom, šitą. Paprasčiausiai reikia kokį nors maišą ar ką nors užsimovė, bet pilti reikia ant viso kūno. Tada tų momentų, kodėl moterims visose religijose draudžiama šventyklose su nuoga galva ateiti. Todėl, kad šitos kaip antenos, jos yra blogi geriančios plaukai. Suprantat, koks yra dalykas? Ir jūs su šitais šampūnais nusiimat apsaugą nuo savęs. Maža to, kuo trumpiau pakirpta moteris, to neramesnis šeimoje gyvenimas. Bet kaip tik tai pasakau, Jėzau Marija, čia tas pats kaip moterim, kada jis pasakiau, kad šampanas yra vyriškas gėrimas. Iš karto, nes iki Gretos Garbo niekas iš moterų neimdavo, nereikia jom to visiškai. Jom yra skirti vynai, kurie daro jas moteriškesnėmis. O vyram šampanas, suprantu, tik tai nesu degtinė, aišku. Tai moteris turi būti ilgaplaukės, negert šampano, atsikėliau, užsipyliau vandeniu, toliau. Užsipyliai vandeniu ir dabar prasideda saldus rytas. Valgyt kuo daugiau ryte saldžių dalykų. Nieko daugiau, tiek, kiek tu nori. Ir valgyt, o neryt. Paprastas yra dalykas. Ir nelakt kaip Latvijos. Taip, nelakt kaip Latvijos, taip šitą. Čia ne Latvijos žaidimas, todėl, kad pas jos žodis lakt yra gerti. Aha, supratau. Ir man Latvijos siūlo lak, aš sakau, supranti, aš nenoriu lakti. Taip, ryte valgom. Pirmas prasideda tam, kad užtvirtinti laimę. Jeigu dienos metu pasitaikys kažkas, tas, kas tau duos laimę, tu būtinai pasisuksi į tą pusę, nes mes visą laiką užpakaliu iš šonų į likimą savo stovim, tik tai dėl to, kad mes pradėjom ne taip rytą. O čia dabar jogurtą kokį nors ir kokiais nori pasaulių saldumynų ir vaisių saldžiausių visų. Obuoliai yra skirta kitos valandos yra čia. Žodžiu, trumpai padarysiu tokią, pertrauksiu truputėlį. Pagal jūs, Henrikai, valgyti galima viską, ar ne? Tik tai reikia žinot, kokiom valandom ir ką, ar ne? Ir kokiais metų laikais. Laikas. Taip, laikas. Nėra blogų produktų. Faktorius, kuris, jeigu tu jo neklausai, jis tave išardys anksčiau laiko. Tai rytais valgom jogurtus, bandelės, saldumynus. Jokių bandelių, žodžio šitokio nebuvo visiškai, nes vaikam. Tai vat paimtum, vaikam galima. Vaikam ryte galima tik tai jogurtą ir viskas, kas saldu. Prisivalgyk nors kilogramais, bet tu prisivalgyk, nereik. Tol, kol kasnelis yra burnoj, nereikia kišti sekančio, todėl, kad maistu turi pasidžiaugti akys, nosis, liežuvis ir atitinkamai tada malonu bus dirbti ir tiem, kas yra žemiau. Pietus, per pietus. Dabar, nuo 11 iki 1 galima visi miltai, kropos, makaronai, viskas, kas šaknys yra, jie valgomos dienos metu, geriausia per pietus, bulvės, burokai, viskas, kas augo po žemę.
kas virš žemės vakarais valgyti. Dabar mėsa kokią nori. Kuo senesnė mėsa, to senesnis tu būsi, to greičiau šitą. Kokius nori lašinius, kokį nori viską nuo 11 iki 1 ir nekliudyk vėliau. Dėl vieno dalyko. Vyrams būtinai reikia miltų, būtinai. Todėl, kad intelektas, be miltų vyrams intelekto nebūna, kalbos negali būti. Bet jeigu tu vėliau 1 valandos paimsi ką nors iš miltų, kropų, ypač ryžių, viskas, užmiršti šitą, suvalgyk nuo 11 iki 1 kiek nori. O tai ką nuo tos 1 jau valgyt? Palauk, kas virš žemės? Dar baikim virškinti pietus, gerai ar ne, jau po to 1 jau šitą. Tai vat viską, ką norėjai, yra paprasta taisyklė. Blogas oras, valgai ruginę duoną, ji duos to momentu sveikatą tau. Geras oras, valgai kvietinę, visokios bulkutės, bet cukraus, viskas, saldumynai visi užmiršti ryte. Bet turi teisę tik tai pasaldyti arbatą arba kavą. Viskas. Be to, Lietuvoje kava, nors lašiukas turi būti grietinėlės arba pieno. Apie pieną atskira daina. Pienas žmogui skirtas, jis yra naktinis gėrimas. Jis daro moterims. Nebūna guzų šitą krūtyse, skydliaukiai, cistų nebūna kiaušydėse ir taip toliau. Jeigu tu išgeri karšto pieno su muskatu arba kardamonu prieš pat miegą, kiek nori, tavo reikalas. Nori pusę stiklinės, nori stiklinė, nori su cukrum, arba su medum. Pienas turi būti saldintas prieš miegą, ar ne? Arba medų valgai visada, valgai atskirai, karštų užgerinėjai, nes į karštą įkišęs tu sugadini, vienas dalykas, sugadini tą gėrimą, į kurį tu įkišai karštų tą medų. Antras dalykas, druskų nusėdimas šitą pagreitėja labai. Galima greitai pamatyti, kada žmonės tariamai, kad medus nuo visų lygų ir taip toliau, o tie paima ir pavalgo su karšto, ten į arbatą kur nors primaišė. Ir jie paskui visi vaikšto, visi sustingė, kaip Brežnevo statulos. Dabar šitą, dar kodėl negalima miltinių ir ryžių ir nieko po 1 valandos, dėl to, kad Lietuvoje yra bėda, pas mus kas antras turi problemą su akmenimis, ypač inkstuose, ypatumas mūsų šalies. Tai vat, jeigu tu pavalgai miltinius dalykus, beveik, žinoma, perdėsiu, beveik 100%, kad bus fosfatai, akmenys, kurie netirpsta. Kitus galima ištirpdyti su endoekologinėm visokiom priemonėm. Tai vat šitą, Dabar, atsiprašau, Henrikai, apie tai, ką valgyti per pietus ir vakare, mes pakalbėsime po reklamų. Kalbam apie tai, ką valgyti ir kaip gyventi, kad nesirgti. Kalbam apie tai, ką valgyti ir kaip gyventi, kad nesirgti ir pirmiausia vėžių, kad nesirgti. Žodžiu, keliamės 6 ryto, ryte valgom saldžius jogurtus, bandelės be cukraus, vaikai gali valgyti saldumynus, iki 1 galim valgyti miltinius ir mėsą ir daržovės ir vaisius, nuo 1 nebegalima jokių miltinių. Tai ką tada valgyti nuo 1 ir ką vakarienį valgyti? Nuo 1, 4 valandą protingiausias yra dalykas, eina darbas į pabaigą ir dabar tu grįši namo. Tam, kad neatnešti viso to, ką nereikia namo, yra paprastas dalykas. Vaisiai, daržovės, riešutai. Kokiam nori pavydėlį. Nori vieną riešutą, nori vieną uogą, nori vieną ką nori, tą ir suvalgai. Tai net ir kelyje kur nors. Tada tu namo neatneši viso negatyvo, kuris buvo darbe. Kai būdavo Vokietijoje dirbu, man jie iš pradžių atrodydavo, kaip robotai. Neįmanomas dalykas. Darbas, sėdėm, nėra ką veikti. Ir aš kaip visada apie tai, kaip mes vakar baliavojom. Man pasako, kilt. Tyliu. Lygiai 16:0, tiksliai, kad mirtis, atsistojam, išeinam. Čia pat prasideda apie balių ir apie viską. Viskas, kai pamačiau, kad jie išdresiruoti ant tiek, kad jie persijungia. Žodžiu, darbo metu nekalba apie linksmybės, o darbo nekalba apie darbą. 1 valandą niekas namo neina. Ir moterys, ir vyrai dažniausiai susėda už stalų ir išgeria silpno alkoholinio šito alaus. Moterys visą informaciją greitai, visą, kuris susikaupė, greitai vienos su kitom pasikeičia, visą kitą. Po to grįžta visi namo ir jiem yra apie ką pasišnekėti. A žinai, apie ką jie šneka?
apie tai, kaip sunkus gyvenimas, supranti, kokie šitie imigrantai niekšai, supranti šitą. Ir po to, kur jie vakarieniaus, supranti. Čia vat iš to, vat nuovargio ar ne, ir aptariama šitas viskas. Ir tada draugus arba giminės dažniausiai jie restorane. Aš iš pradžių galvodavau, nesupratau, kodėl čia šitas. A paprastas dalykas, jie šitą, kada aš dirbdavau, dabar vat sugraudinsiu visus mano kolegas šitą, 95% to, ką aš gaudavau, čia buvo mano kaina. Mano diplomas, mano stažas ir mano efektyvumas. Ir man labai patiko sistema. Gydytojai, kaip ir advokatai, gauna po valandžius. Įėjo į kabinetą, timeris įsijungia, kiek minučių buvo, užtektų, plus tavo kvalifikacija, visą kitą, gauni už šitą. Plus 10 balų yra sistema, kiekvieną dieną, kiekvienas ligonis tau rašo balus už tavo efektyvumą. Ot ką aš pasiekiau gydant jį, jis man dadeda. Ir kartais išeina, kad šitas efektyvumas yra žymiai didesnis negu mano pagrindinis šitas uždarbis. Bet tu neįsivaizduoji, koks yra pasitenkinimas savimi. Tu matai tiesiog, kaip tu yra. Lietuvoj, nesvarbu, prie tos valdžios, prie šitos valdžios, mes visi tik tai priedas prie kažko, prie aparato ir visa kita. Ir suryja tos pinigus, kuriuos jūs mokat mum, iš tikrųjų suryja visą aparatūrą, visą nuomą ir visą kitą. O aš ten, kaip rusai sako, hrien celai, hrien desiatai. Dėl to jūs ir dirbate privačiai. Paprasčiausias dalykas, aš kadangi išsiskyręs, praradęs dabar namą, jeigu aš pabandyčiau ne privačiai, nebent jeigu aš pasidaryčiau, girdėjot ar ne, apie tos yra tokie šitą, kurie nevalgo ir negeria žmonės, ar ne? Legendos apie juos eina. Jo, eina, jogai. Tai reikėtų tada pereiti jau ant to, tiesiai iš kosmoso imti energiją ir neteršti gamtos šitą. Henrikai, labai noriu pakalbėti apie tai, kad jūs esate vis dėlto niekam nepaslaptis išgydęs daugybę žmonių, taip pat ir vėžių sergančių. Ir dabar, žinau, turit kažkokį stebuklingą vaistą, kurio mes dėja dabar tikrai nereklamuosime, kas norės jų susirasti internetu. Bet aš noriu paklausti vieną dalyką, Henrikai, kodėl, jeigu jau yra tas vaistas nuo vėžio, stebuklingas kažkoks, kodėl tada vis dėlto miršta ir labai garsūs žmonės, ir labai ir milijonieriai, ir labai gerbiami žmonės, kurie galėtų nusipirkti pačius brangiausius vaistus? Kodėl vis dėlto jie nepasveiksta nuo vėžio? Viena iš pačių sunkiausių profesijų medicinoje ir pačių sunkiausių yra onkologai. Jūs įsivaizduokite, ar ne? Nuo ryto ir iki ryto sukasi tavyje mintys apie tai, kaip beviltiškai negerėja ir negerėja statistika. Ir atrodytų, ištobulėjo jau Jėzau Marija per šitos 30 metų, kur aš dirbu medicinoje su viršum, atrodytų viskas ištobulėjo, o pabaiga visų labai šitą. Nenoriu dabar graudinti, bet jūs girdėjot, ką aš pasakiau, kad 63% priešvėžiniai būkliai. Žodis priešvėžinė, priešinfarktinė, priešinsultinė yra man šlikštus, todėl kad įvarai ligonių šitą mintį ir jis sėdi ir laukia, kartais būna, o priešvėžinė būklė gali tęstis nuo kelių mėnesių dabar. Anksčiau būdavo 3-10 metų. Nuo 3 iki 10 metų tavyje darosi vėžinė situacija ir paskui tada per kelis mėnesius tik tai švysti ir visi mato. O dabar antiek sutrumpėjo šitas laikas, kad keli mėnesiai ir jau šitą. Pasakysi šitą ligonių, aš ne vienam nepasakiau apie tai, kad pas juos yra priešvėžinė būklė. Nes ne vienas, net ir po klinikinės mirties žmonės nekeičia gyvenimo būdo. Nors visi prisiekinėja, kad nuo rytojus jie Jėzau Marija kaip angelai gyvens, ne velnio, visi ant senų bėgių grįžta. Tai va dabar šitą ne tam, kad prieš pastatyti onkologus arba dar kas nors, noriu pasakyti, yra tokia situacija, kad paprasčiausias dalykas, jie antiek užkankinti visų šarlatanų, visų stebukladarių, niekšiškai sukasi aplink onkologiją, žmogus griebėsi už šiaudo, už šitą. Ir onkologams jau neįmanoma atsiginti nuo šito. Iššvilpiami visi pinigai, prarandami viltis visa, laikas visas prarandamas. Ir sugadinami visi šitie rezultatai. Bet bėda yra ta, kad kada tu gydai tradiciniais, radiacija, chemija, tu muši tuo momentu ne tik tai tas vėžinės ląsteles, bet muši ir sveikas. O
Bėda pasidarė dabar, aš net neįsivaizdavau. Visi jūs žinote, kad antibiotikai dabar vis greičiau ir greičiau reikia naujų antibiotikų, nes atsparumas bakterijų pasiutęs. Plius užaugo dar tokios, kurios be antibiotikų negali, matote, gyventi. Supranti, neduosi jos dvėsi šitam. Tas pats pasidarė ir su vėžiu. Suprantate, koks yra dalykas? Pradėjo atsirasti atsparios bet kokiam velniai įgriebtų gydymui. O kadangi mes vyrai trapios būtybės, mes visada anksčiau jūsų iškeliaujam pas dievulį. Nu, su dievu aš nesiginčiu dėl skonio šitą, bet kažkaip, iš ašarų pakalnės, kažkaip, kaip man sakė vienas budistas, jūs labai įdomus katalikai žmonės. Jūs visi norite į rojų, a niekas nenorite mirti visiškai šitą. Ir vat dabar su šitais DST preparatais yra toks Kotušovas, Michailas Vladimirovičius, buvęs tarybinis gydytojas, chirurgas, toksikologas, mokslų daktaras, Tibeto medicinos daktaras, ten krūva visų šitokių dalykų yra. Prieš 20 metų jis atskleidė vieną dalyką patį esminį, nes jeigu imti pagal cheminės analizės, antiek mes vėlai pamatom jau vėžį, kada jau Jėzau Marija vėlu šitą. Ir dabar vat su markeriais šitais, vat visi šitą. Daugiau, pagal mane, daugiau žalos vyram paima leptelį, kad pasipų tenai prostatos markeris padidėjęs. O jis siaubingai priklauso nuo krūvos tokių faktorių. Padidėja, ne taip pažiūrėjai, ne tą pasakėjai. Čia galima juoktis, bet taip yra iš tikrųjų. Nuo saulės visokių magnetinių dalykų. Ir va taip pat jis siuboja, bet žmogui jau sėdi rakštis galvoj, nes ne viena gera mintis nenusileidžia žemyn. Jos visos pas mus plasnuoja ten. Tik tai tada prisimenam, kad sudėgė, ten pasisiojom ne taip viskas ir tada fiksuojam. Ir kodėl aš sakiau? Todėl, kad smegenys pradeda pražūtingą programą varyti. Ir vat Kutušovas aptiko tokį dalyką, patį pagrindinį dalyką, paaiškėjo, kad normalių ląstelių baltymai visi sukasi į kairę pusę, o vėžinių ląstelių į dešinę pusę, o cukrai pas normalias ląstelės sukasi į dešinę pusę, o čia į kairę pusę. Ir paaiškėjo, kad mumise, mūsų organizme, nėra daviklių, kurie atpažintų šitas ląstelės. Ir jos pradeda savo durną melodiją. Maža to, kad vėžys, jis dar distancinių būdų išveda visai iš proto kitose vietose silpnas ląstelės. Ir jis surado šitos vaistus, todėl šitą... Mums liko labai mažai laiko, Henrikai. Parašiau straipsnį, kodėl nesprogsta kelnės. Mokslas ir technika išspausdino, bet kadangi jie padorus žurnalas, tai jie nepadorių pavadinimų šitą. Tai tenai parašyta, išėjo taip, kad praktiškai kaip reklaminis šitą. Vėžio gydymas Kutušovo preparatais. O tau ir šitą. A kodėl apie tas kelnes? Todėl, kad jis herbicidų pagrindų. Nes paaiškėjo, kad vėžio ląstelės tokios pačios kaip augalinės. Ir herbicidais jas galima užmušti. Bet tam, kad prie jo prisikabintų farmacijos komitetai visam pasaulyje, jiegi tenai žiūri, kad tenai nepakenkti, ar ne? Tai jis paėmė šitiem herbicidam, nurovė odegas, priklijavo kitą, jie pavirto organinių rūgščių druskomis ir labai fainai dirba. Aš negaliu, kada pamačiau per mikroskopą 3D, aš tokiam pačiam buvau, kaip avatarą, kada pamačiau, tai sekančią dieną su manim buvo negalima kalbėti visiškai. Ligoniai man skambina, aš sakau, tu matei avatarą? Jis ne. Aš sakau, kaip man tavęs gaila. Tas sako, daktarė, jūs pakalbėkite apie mano skausmą. A, Jėzau Marija. Tai lygiai taip pat ir šitą ląstelę. Labai įdomus dalykas, sveikų ląstelių visiškai neliečia, todėl kad jos neaugalinė, o šitas ir jos man taip gražu, kaip katalikui, taip krikščioniškas jausmai tokie, supranti, kaip jį pradeda ryti pati save. Ir dar kaininė. Ir tu gali įsivaizduoti, ar ne kaip miela, kada velniai vienas kitą ryja, o mes sėdim ir plojam. Dar yra vienas labai dalykas. Šitie preparatai padeda prie neįtikėtinų kitų lygų. Čia ne šitą. Ir vat prasideda nauja nanomedicina. Keli metai ir visa medicina. Tai todėl šitoj vietoj mes su onkologais iš tikrųjų turėtume dirbti vieni su kitais. Suprantate? Todėl, kad situacija yra kokia. Pas mane patenka tada, kada jau mirtis labai gerai žiūri į juos. Jie praktiškai lavonai.
Labai tinka Olandų gatvėje, bet negali paguldyti, nes mirksi ir kvėpuoja. Supranti, neestetiška šitą guldyti tokius. Bet ten yra dar koks yra fainas dalykas. Po kelių dienų, net ir tie, kurie ant narkotikų sėdi ligoniai, galim laisvai nuimti, nes dingsta skausmai. Šitas man, jūs neįsivaizduojate, kaip man šildo širdį. Net ir tada, kada tu negali padėti jiem viskas. Bet yra įdomus dalykas, kadangi moterys ne žmonės, tai jom, supranti, Dievas ir padeda, supranti, šitą, a žmonėm reikia patiems kapstytis iš visų situacijų. Fantastiški dalykai. Pavyzdžiui, Kijeve rodė per televiziją tą moterį. 85% kepenų užima melanomą. Vienas iš baisiausių, ar ne, vėžių. Šiek tiek sumažėjo tą, geriant šitos lašiukus. Bet jį pasidarė visą darbingą iš savęs. Antras dalykas, atjaunėjo. Jis dirba savo ramiai. Supratau, Henrikai, labai gaila, bet mūsų laikas vis dėlto baigėsi. Aš tik tai rezumuodama... Paklausti, kodėl miršta milijonieriai. Na, kodėl miršta milijonieriai? Yra labai paprastas dalykas. Visam pasaulyje yra ta pati tragedija. Turtingi, garsūs žmonės aukštai pakylė, nugydomi. Dėl vieno dalyko. Visada aplinka jų giminės, arba tenai jų komanda, arba dar ką nors. Visada. Vieni nori, kad kuo greičiau jie numirtų, a kiti nori, kad jie būtų gyvi. Ir baigėsi to, kaip buvo su Jelcinu, kaip buvo su Reiganu, baigėsi to, kad pribaigė. Ir gero visi norėdami, nes tampo į tas pusės visas šitą. Štai tas atsakymas, kodėl... Antras dalykas, ten ne vienos tabletės vienas gydytojas negali paskirti. Ten krūvai turi parašų būti. Ir kaip tu galvoji, tenagi nestandartinės situacijos. Jeigu aš dabar paimčiau ir taip, kaip parašyta protokolė, jos visus, jie ateina pas mane. Jame jau jo nėra, pas jį galva vėl nežino kur ten. Moterys tos taip keistai šitą, atrodytų, Jėzau Marija, jau tokia baisi, visa sudegusi, kabinusi už gyvenimo. Žiūrėk tik tai, ir plaukai ataugo, ir šypsosi, žiūrėk dar kažkokį 2-metrinį teliuką jau eina už parankės. Mes vyrai, tokie visi narsoliai, tokie stiproliai, a mirties melodiją jau pradedam groti dar kada mirtis į mus nežiūrėjo. Henrikai, labai jums dėkoju, kad atėjote į laidą. Iš tikrųjų... Atleiskit, nors ne taip buvo. Turėsite ateiti dar kokį 40 kartų. Todėl, kad nespėjom viską apkalbėti. Iš tikrųjų, labai ačiū, Henrikai, ir aš manau, kad tie žmonės, kurie susidomės jūsų veikla, susiras jūs. Aš linkiu jums visiems sėkmės lovoj, prie stalo, už vairo ir banke. A visą kitą pasidarykit patys. Dėkoju labai Henrikui ir dėkoju mūsų žiūrovams. Susitiksime labai greit. Iki.